Liaudies išmintis apie roges, kurias vertėtų ruošti vasarą, mūsų laidoje dažniausiai siejama su šildymo sistemomis. Aišku, kai už lango 20 ar daugiau laipsnių šilumos, apie šildymą kalbėtis nesinori. Bet sutikite, kad rudeniop jūsų būstas bus dar pusmečių pasenęs, o senamadiška šildymo sistema pati savaime į geresnę pusę nepasikeis. Tad sprendimus reikia priimti jau dabar. Pagalvokime, kuo galėtumėte pakeisti seną, neefektyvų katilą, kad būtumėte patenkinti naujų pasirinkimų. Kieto kuro katilas buvo virtuvėje ir žiemą būdavo labai bjauru, nes ir smalkės, ir nesaugu, ir ryžomės tam, kad reikia. Pradėjom ieškoti tų sprendimų ir darėjom, kad geriausias yra ir patogiausias yra dujos. Pasidomėjom Saurida. Pašnekovo šeima gyvena prieš daugiau nei 60 metų statytame maždaug 120 kvadratinių metrų ploto name. Bet ir tokiame pastate viską galima įsirengti taip, kad namo inžineriniai sprendimai būtų labai šiuolaikiški. Pradėjom konsultuotis, vyrai pakonsultavo, kur ką įsirengti, kad būtų lengviau ir tikrai, kad sudėliojom visą sistemą taip, kad būtų patogu į pečių ir paleidimas visas ir grindis patarėjai pasidaryti šildomas, nes tuo pačiu viskas ir. Beje, parinkdami vietą naujam katilui, šeimininkai buvo maloniai nustebinti, kokia kompaktiška bus naujoji įranga. Neįsivaizdavom, kad jis toks mažiukas, mes galvom, kad daugiau vietos, ar užteks, palinkom erdvę tokią. Ir sako, paprasta nedidelė spintelė pasikabina, sako, viskas išeina vamzdys jau. Į to reikia tik tai, kad elektra būtų, įvadas atvestas, tas susakė visas smulkmenas, kas tai labai lengva buvo. Vyrai tikrai labai greitai viską įrengė. Ponas Edmundas pripažįsta, kad pokyčiai katilinėje iš esmės pakeitė kasdienybę. Pasiskaičiuoja, kiek kainuoja kietas kuras, kiek kainuoja malkos ir malkų ir granulių kainos, viskas kyla, viskas susidėjus, kad tikrai daug pigiau išeina paėmus šėpnis. Ir ten gamytis, kai sako, malką šildau 3 kartus, kol daina iki pečiaus, o čia tik tai, kol balionus atnešai, tai pačiam nereikia nieko daryti. Čia atėjai, pasižiūrėjai, termometras rodo kambarių temperatūrą, pasižiūrėjai valdymą, viskas matai, prieini prie pečiaus, pažiūrėjai, dirba, nes jauti vien namus pareini ir jauti, kad nereikia tau po visų darbų bėgti, kažkur ieškoti, kažko pačiam, gali tiesiai poilsiauti ar ką rinktis kitus darbus. Priimti sprendimą dėl šildymo sistemos atnaujinimo galima bet kuriuo metu. Vasara tam tikrai puikiai tinka, o jeigu ši investicija į jūsų gyvenimo komfortą atrodo brangoka, galima mokėti dalimis. Didžioji dalis klientų renkasi finansuotis visą sumą, kokia yra prekės kaina, bet yra žmonių, kurie yra nusimatę tam tikrą dalį išlaidų, susitaupę dalį ir tuomet tą likusią dalį finansuojasi. Kaip pavyzdį, jeigu paimtume šilumos siurblį ir jeigu suma yra numatyta, kad jam reikės išleisti 3000 eurų, bet žinom, kad įrengimo dar darbai kažkokią dalį kainuoja, ar klientas išsirenka galingesnį šilumos siurblį, kurio vertė paauga iki 5000 eurų. Tai tokiu atveju klientas 3000 eurų įneša kaip avansą ir 2000 eurų prasifinansuoja jam patogiu terminu, jam realiai patogiu būdu. Natūraliai kyla klausimas, kur kreiptis, norint pasinaudoti lizingo pasiūlymu. Šiuo atveju mes bendradarbiaujame su Saurida. Tai klientas, norėdamas mokėti už prekes dalimis, jisai kreipiasi į Sauridos vadybininką ir tuomet vadybininkas, naudodamasis banko sistema, gali įvertinti kliento mokumą, parinkti jam patogų terminą, sumą ir tai užtrunka iki 10 minučių. Mums belieka pasidžiaugti sėkmingų pašnekovo sprendimų ir pamastyti, juk daugeliui mūsų namų šildymo sistemos pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių sprendimų, nuo kurio priklauso kasdieninis komfortas. Kaip pataria specialistai, dabar geriausias laikas keisti ir atsinaujinti namų šildymo sistemą. Ir nuolaidų daugiau, ir darbus atliekantys meistrai yra laisvesni.